Taigi su jumis aš Teodora Plepytė, laukia daug sniego ir jūs žiūrite šalto gruodžio mėnesio Saulėtekio gimnazijos karštasias žinias, kuriuose matysite. Akcija Laimės keksiukai. Šiauliečių triumfas tarptautinėse robotų varžybose Robotex 2016 Taline. Klasės diena Brodvėjaus ritmu. Bendruomenės vakaras. Kalėdinis karnavalas. Gruodžio 2 dieną gimnazijoje vyko akcija Laimės keksiukai. Mokiniai kepė keksiukus ir per ilgąsias pertraukas jais dalinosi su gimnazijos bendruomenė, noriai prisidedančia prie šios gražios iniciatyvos, kurios metu buvo renkami pinigėliai onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams padėti. Dėkojame už jūsų gerumą. Gruodžio 2-3 dienomis šiauliečiai triumfavo robotų tarptautinėse varžybose Robotex 2016 Taline. Taigi mes važiavėm į Robotex robotų čempionatą Taline, Estijoje. Ir taigi mes tenais norim sudalyvauti, laimėti visus prizus, nugalėti visus. Kokią tu vietą nori laimėti? Aš noriu pirmos vietos. Užimsiu, nežinau, kelintą vietą, gal būtų fainai Nuspėkit. patekti į prizinę vietą, 3 vietą. Gruodžio 9 dieną vyko mokinių parlamento organizuotas renginys Klasės diena. Šiais metais pasirinkta Brodvėjaus tema. Taigi kviečiame pasižiūrėti, kokias gi žvaigždės žengia Saulėtekio gimnazija su raudonuoju kilimu. Taigi, ketvirtoji mūsų svietė, kaip čia galima pasakyti. Vyšne. Mūsų pati mylimiausia pasižyminti anglų kalbos žiniomis Irena Degutienė. Koks tas vardas? Vakaras ir pat vakare mano močiutės draugės sesės, prosenelės, proanūkės, anūkės, tetos, brolienės, brolio teta. Ir turėjo labai gražų šuniuką. Ir kaip močiutė. Ir gavosi taip, kad jis numirė. Nutrenkė fūrą, paslydo, ir čiuožė nutrenkė. Labai šuniukas suvažinėjo. Norėčiau pradėti nuo šitos pusės. Čia sėdi žmonės, kuriems neramu dėl imigracijos ir imigracijos. Norėčiau pasisveikinti su 2 A klasės auklyte. Labas vakaras. Kaip jūs drįsot? Kaip jūs galėjot įvardinti mano tapatybę? Juk buvom susitarę, kad nebus taip. Kaip jūs čia taip? Iškart puola 2 A, auklytė. Na, nemanau, jo kolegos jūs atpažins. Bet buvo kalbos, jog norint emigruoti. Šiandien pirmadienis. Tėvai grįžti. O kiek valandų? Nežinau. Pirma. Jau po pusvalandžio namie. Greičiau tvarkomės. Aš atėjau.
Gruodžio 13-osios vakarą į gimnazijos salę sugužėjo šventiškai nusiteikę mokiniai, jų tėveliai bei mokytojai. Visus susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorė Jūratė Kaščiuškienė ir pradėjo metų geriausiųjų apdovanojimus. Tačiau baigėsi metai. Tai liudija, kad laikas nestovi vietoje. Pačių šauniausių mokinių visada sakiau ir sakysiu, kad tik Saulėtekio gimnazijoje mokosi patys gabiausi, patys kūrybiškiausi, patys išradingiausi, patys aktyviausi ir patys geriausi mokiniai. Gimnazijos vakarų profesorius Zirta Gruodžio 23-ąją gimnazijoje šurmulys. Suskrido kalėdų seneliai, o kiek jų ten buvo daug. Varžėsi, kieno nosis raudonesnė, kieno pilvas storesnis, kieno elniai tvirtesni. Nerimo kalbos, netilo juokas, bruzdesys, tik pažiūrėkit.
14 dieną mūsų mokyklos olimpiadų ir konkursų laimėtojai, laureatai ir dalyviai, gabėjai ir aktyvūs mokiniai vyko į nemokamą ekskursiją Lietuvos sostinėje Vilniuje. Atvykę į sostinę, gimnazistai lankėsi valstybės pažinimo centre. Po šios informatyvios veiklos gimnazistams buvo skirta laisvo laiko, kurio metu jie galėjo aplankyti Vilniaus senamiestį. Susitikimas su Kastu. Gruodžio 8 dieną gimnazijoje lankėsi atstovė iš Kastų. Atstovė suteikė visą reikiamą informaciją, kaip išsirinkti norimas studijas užsienyje ir sėkmingai įstoti į universitetą. Tyriamasis darbas – vonios burbulų gaminimas. Mokiniai gamino vonios burbulus, muiliukus, o prieš šventes juos buvo galima įsigyti mokyklos foje. Mokiniai, kaip visada, aktyvūs lobio paieškose. Jau antrą kartą, antra A klasė randa lobį. Kas nors supakuokit ir siūskit ties Kalėdų seneliui į Laplandiją, taip negalima. 3 B klasės mokinė Austėja Grinytė konkurso Rudens godos 2016 metai, labai skubu, laureatė. Kasmet prieš šventes gimnazijoje vyksta tradicinis renginys ir pas mus gyvena angelai. Šiais metais skleisti prieššventinį gerumą ir teigiamas emocijas nusprendėme ne tik savo bendruomeniai, bet ir mūsų gimnazijos mažiesiems draugams. Ta proga Lokabetinio darželio auklėtiniai buvo pakviesti į kalėdinę mankštelę. Grįžtam į studiją. Naujųjų metų naktį, kai snieg žvaigždėm ir senas mėnulis, susisukęs į dangaus skliautą, džiaugsis kartu su žmonėm. Būkit laimingi. To nuoširdžiai jums linki jaunųjų žurnalistų komanda. Na, o dabar čia galite prenumeruoti mūsų žinių kanalą. Mes čia keliam šitą YouTube puslapį visas žinias, visas naujienas, ką mes veikiam, ką mes darom. O čia galite pasižiūrėti mūsų archyvą. Nestabdyk.